Labas, aš esu Guoda, aš baigiau mokyklą prieš 4 metus. Mokinau šitą gimnaziją. Čia mano mėgstamiausias kabinetas, psichologijos kabinetas. Tai gerai. Kokia mokinė buvote? O Jėzus manė. Nežinau, čia pagal mokymasi? Apskritai pagal elgesį, pagal mokymasi. 2 metus buvau klasės seniūnė. Visą klasę visą laiką tempdavau, kad šoktų per chorų karus ir visą klasę vesdavau tik tai priekį, nes jie nešokdavo, aš norėdavau šokti ir dainuoti ir norėdavau pasirodyti. Čia būdavau labai tokia garsi klasiai. Manęs visur būdavo labai daug. O apie mokymąsi tai nežinau, aš manau, kad buvau vidutinė. Nebuvau nei geriausia, nei blogiausia, tai svarbiausia išsilaikiau egzaminus. Kokia pamoka buvo jūsų mėgstamiausia? Jų daug buvo. Buvo lietuvių. Viena iš mėgstamiausių pamokų. Muzika. Psichologija nebuvo pamoka, bet man tiesiog patikdavo per laisvas pamokas čia būt. Ir šnekėtis. Muzika, lietuvių. Ką galite papasakoti apie savo klasės auklėtą? Jų buvo 2. Tai jos labai skirtingos. Bet abi 2 labai fainos ir tokios žmogiškos ir tokios mamiškos ir prie 2 auklėtojų tikrai jaučiausi gerai. Tai nieko blogo negaliu pasakyti, tiek viena, tiek kita auklėtoja su mumis atšoko išleistuvės. Tai santykiai buvo labai geri. Ar jums padėjo atrasti jūsų talentus? Jep, mes apie tai šnekėsim ir aš šiandien prausiuos duše ir galvoju, ką aš galiu faino papasakoti. Tai vienintelis gražiausias dalykas nutikęs šitoje gimnazijoje buvo, kad aš čionais pradėjau rašyti eilėraščius. Čionais ir prie psichologijos kabineto netoli aš pirmą kartą parašiau savo eilėraštį ir nuo to prasidėjo visas mano kūrybos kelias iki dabar. Tai eilėraščiai, aš atradau savo talentą eilėraščius. Visą laiką mėgdavau dainuoti mokyklose ir visą laiką norėdavau dainuoti ir daryti šou ir visą laiką dainuodavau. Bet poemos mane lydi iki šių dienų. Kuris mokytojas buvo jūsų mėgstamiausias? Mano mėgstamiausia mokytoja buvo Milda Stanevičienė pirmus metus. Ir antrus metus, nežinau, man visą laiką, čia vieną reikia pasakyti, ar galiu ir daug pasakyti, nes aš neturiu vieną. Kaip visus galite pasakyti? Gerai. Man labai patiko muzikos mokytoja, man labai patiko lietuvė, bet 2 mokytojas buvo Milenė ir Stanevičienė. Man patiko anglų mokytoja Duvainytė. Ir viskas. Turbūt. Ar vis dar palaikote ryšį su klasės draugais? Ne. Tipo ne, bet jeigu yra reikalas, gal vieną kartą per 2 metus su merginom savo pasirašom. Tai merginos mano. Ai. Ir ko palinkėtumėt mūsų gimnazijai? Gražaus gimtadienio. Nedurniuokit, nenusibaikit ir gerbkit vieni kitus.